pasaulyje viskas vyksta dėl dėmesio, dėl laikų paspaudimo, dėl followerių skaičiaus. Dėl viso to bėgimo menas ir tas toksai kitoks estetinis grožis, jisai tarsi pasitraukia į antrą planą. Ir tikrai ne kiekviena kompanija sugeba atsistoti, išsiskirti ir norėti siekti ir parodyti kažką daug svarbiau, o ne tik prisidėti prie triukšmo. Davinas niekada nenorėjo būti viskuo visiems. Davinas visada norėjo būti svarbiu kažkam. Dėl to pasimėgaukite tuo buvimu čia ir dabar ir tiesiog kurkite grožį kaip meną, ne tik kaip grožį. Ačiū labai.